Taigi, brangus kolegos, bandysim daryti pirmąjį vaizdo įrašą, pirmąjį ir ne paskutinį, nes tiesiog Nacionalinis interesas asociacija vieną iš savo tikslų laiko informavimą, piliečių informavimą apie įvykius, savo požiūrio perteikimą informacijos tos, kurios jūs nepamatysit tiesiog oficioziniuose, propagandiniuose kanaluose. Ir pirmas toksai pokalbis būtų su kolega Algiu Avižieniu. Pokalbio tema būtų migracija be abejo, ir tai yra nieko tame nuostabaus, nes kolega grįžęs neseniai iš konferencijos Prahoje, konferencijos, kurioje Europos organizacijos patriotinės pakraipos, euroskeptinės pakraipos kalbėjo būtent migracijos tema. Tai klausimas, kiek tų nelegalių migrantų šiuo metu gali būti toje Europoje? Na, jau nuo seno imigrantai traukė, jeigu kalbam apie trečią pasaulį, apie Šiaurės Afriką, Afriką arba Arabų šalis, nuskurdę žmonės jau seniai ieško geresnio gyvenimo. Ir jų jau anksčiau buvo milijonai, bet kažkas tai pasikeitė praeitais metais, tiesiog prasidėjo jau ne atvykti pavieniui, bet tiesiog masė jau pradėjo plaukti upės. Tai per 15 metus daugiau kaip milijonas atvyko, tuo tarpu anksčiau atvykdavo po keli šimtai tūkstančių, paskui pradėjo augti iki 500 000, paskui staiga jau toks labai didelis šuolis. Ir šiek tiek aprimo ta padėtis, bet vis tiek nuo naujų metų dar atvyko 200 000 ir dabar yra signalų, kad gali vėl prasidėti. Orai jau palankesni ir kaupėsi milijonai nuskurdusių žmonių Šiaurės Afrikoje ir pačioj Afrikoje uždaroma stovykla labai didelė Kenijoje. Iš ten gali 100 000 žmonių, gal jau ir pradėjo eiti. Tai labai sunku pasakyti, kiek jų dar bus. Daug kas labai priklauso nuo to, kaip europiečiai reaguos į šitą padėtį. O iš tikrųjų ES neturi politinės valios sustabdyti šitą antplūdį. Yra žmonių, labai įtakingų žmonių, kurie galvoja, kad čia geras dalykas yra, kad reikia mums šito. Bet mes manome kitaip. Tai yra žmonės, kurie nekvalifikuoti, būna ir daug beraščių visiškai. Mes žinome, pavyzdžiui, visai neseniai tyrinėjom padėtį Švedijoje, kuri labai daug priėmė praeitais metais tų pabėgėlių. 165 000 atvyko ir prašo prieglobsčio. Iš jų tik tai 500 surado darbą. Nors jie turi teisę dirbti. Atsiprašau, dar skaičių pakartokit, kolega. 500 iš 165 000. 165 000 ir 500 tai iš jų yra dirbantis. Tai čia procentaliai mes turim... Mažiau kaip procentas. 0, kažkiek to procentų. Reiškia, žmonės kalba, nespėjo integruotis. Mūsų žmonės, kai išvažiuoja darbo į Angliją, per vieną dieną suranda darbą ir integruojasi. O šitie piliečiai visus metus. Ir čia tipiška padėtis. Mes matėm tą patį Norvegijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, matėme literatūrą, skaitėm, paskelbėm Kūlgrindoj mūsų interneto svetainiai. Tai yra faktai, tai yra suskaičiuoti duomenys ir tokia padėtis atsiranda, kad pirmais metais labai mažai kas iš jų suranda darbą arba nori dirbti. Po 5 metų galbūt jau bus kokie 10%, po 10 metų 30%, 70% liks kaip našta. Šveicarijos atvejs 80% ir daugiau negu po 10 metų tam išlieka pašalpų gavėjai, išlieka ir dažniausiai net nebedirbantis. Reikia pridėti dar, kad jų gimstamumas nepaprastai didelis. Kai kurios Afrikos šalis pasižymi tuo, kad vidutiniškai 8 vaikai gimsta vienai moteriai. Tai yra fantastiški skaičiai. Tai nežiūrint, kiek ponė Merkel iš Vokietijos priims šitų žmonių, jų gimstamumas yra toks, kad tai nei kiek nepakeis padėties. Vis tiek tas didžiulis skurdas liks ir vis tiek ta didžiulis demografinis spaudimas išliks.
Tai va, vis dėlto tai apie konferenciją Pragoje, nes renginys tikrai, neeilinis, jūs vienintelis kolega atstovas buvot, Lietuvos atstovas, nacionalinių interesų atstovas. Tai kas per konferenciją, kas dalyviai, kas organizatoriai? Aš sakyčiau, kad gal čia buvo daugiau toksai jėgos demonstravimas. Šiaip iniciatyva ateina iš Pegidos organizacija, tai yra vokiečių piliečių organizacija, kuri bando daryti spaudimą vyriausybei, kad jinai nustotų tą atvirų durų imigracijos politiką. Ir jinai plečiasi, anksčiau pradėjo savo veiklą rytų Vokietijoje, Dresdene, dabar išsiplėtusi po visą Vokietiją, bet ir ten ta plėtra nesustojo. Pradėjo rasti bendraminčius Čekijoje, Lenkijoje, Italijoje, ir čia. Ir čia jau antras kartas, kai mes susibūrėme kartu, tiesiog apsikeisti informaciją, papasakoti apie mus, susipažinti ir šiek tiek planuoti bendrus žingsnius. Kaimyninių valstybių dalyvių buvo, tai yra Lenkijos, taip? Buvo. Ir kiek žinau, teko su Lenkijos atstovu, kokios Ukno vadovai. Teko ir bendrauti, kiek žinau. Ir sėdėjom šalia visą aš tai puikiai suprantu, kad organizacija irgi yra, sakykime, tautinės pakraipos vis dėlto, mesgi žinom, kad su Lenkija. Kovinga, tas klausimas. Sugebanti keliasdešimt tūkstančių. Taip, išvesti į gatvę, kai reikia. Ir keliuose miestuose. Vienu metu. Taip. Ir klausimas toksai, Vilniaus atgal nepaprašė? Ne, tikrai ne. Mes labai maloniai bendravome. Visur jautėsi tokia atmosfera, kad čia susibūrė bendraminčiai, kurie jaučia didelę atsakomybę Europos ateičiai, ne tik savo nacionaliniam valstybėm, bet visai Europai. Čia iš tikrųjų yra nepaprastai didelis ne tik iššūkis, sakyčiau, beveik besivystanti katastrofa, kurią reikia kaip nors sustabdyti. Ir visi jaučia tą pavojų ir tą spaudimą. Ir tikrai, jeigu anksčiau buvo kažkokio nesusitarimo ar pretenzijų, jos labai labai toli pasiliko. Tai yra jau naujas kelias ir važiuojame į priekį. Ta prasme, jokių nesutarimų vėlgi tarp dalyvių čekų su vokiečiais, vengrų su čekais, nes visiems... Priešingai, kelios dienos po čekų delegatai dar kartą susijungė su vokiečių kolegomis ir Dresdene suorganizavo vėl eilinę didelę demonstraciją ir ant scenos buvo visi čekai, vokiečiai ir jie viens kito atsiprašinėjo už praeities skriaudas, už tai, kad čekai išvarė porą milijonų, 3 milijonų vokiečių iš jų žemių ir kad anksčiau vokiečiai buvo okupavę Čekiją ir išnaudoja tą šalį karo metu. Tai gražus toks žestas, galima pasakyti, kad patriotinės jėgos tikrai pasižymi harmoningumu ir bendrų interesų supratimu. O dar toksai klausimas vis dėlto sukasi ant liežuvio, yra teigiama, kad visi tie, kurie nepritarė Briuselio politikai, yra, samdyti kažkokio rytų kaimyno. O toksai teiginys liberalioji tokiai spaudoje provyriausybinis pastoviai yra eskaluojamas. Aš seniai ten Rusijos atstovas nors vienas buvo. Aš tikrinau savo sąskaitą, seniai ten jokių įplaukų nebuvo. Tai bent iš mano pusės tikrai nėra. O konferencijai bent jau gal atvažiavimo delegacija? Konferencija labai įdomu rėmė Čekų parlamentas. Dėl to, kad Ušvit organizacija, Aušra išvertus, turi 9 atstovus ir jie taip pat turi teisę organizuoti tarptautinius renginius. Tai mums parinko labai gražią puošnę salę, kur vyksta iškilmingi posėdžiai ir ten ir mes buvom okupavę tas patalpas beveik visą dieną. Tai dar ir buvo kitų lengvatų, kurios labai buvo pravartu mums. Tai gerai turėti parlamentarus savo Seime. Tai padeda veiklai. Kolegos estai, kiek žinau, bet ne rusų. Estų, kiek žinau, kolegos irgi turi Europos tarybos liberalus narius. Ir daugiau yra iš tikrųjų taip nusiteikusių. Ir dar toksai, vėlgi, grįžtant jau prie pačios problematikos, tos migrantų.
Nu, vėlgi yra, kaip sakėt kolega, kad teigiamai yra, kad ten, sakykime, jie pagerins tą demografinę padėtį. Nu, mes matėm, Kiolno įvykiai parodė naujamečio, kad iš tikrųjų demografinę padėtį jie gali pagerinti. Kriminogeninė padėtis žymiai pablogėjo. Vokietijoje 400 000 daugiau nusikaltimų šiais metais yra negu praeitais metais. Labai lengvai galima surasti galus, kodėl taip yra. Atsirado milijonai jaunų, 1 milijonas daugiausiai jaunų vyrų, be darbo, be savo šeimų, kurie neturi ką veikti ir nelabai žino iš tikrųjų. Atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja. Ir visi jauni vyrai likę be šeimų atsipalaiduoja, dar gauna išmokas. Ar mums reikia šito? Ar mums reikia? Mes patys susidorojam su savo varguomenė. Ir dar čia pridėti, čia yra grynas melas, čia jokio pliuso nebus. Nei demografinių požiūrių, nei socialinių, nei ekonominių. Bus tik našta. Ir ilgai jinai tęsis. Garsus vokiečių rašytojas, ekonomistas, finansininkas Sarrazin parašęs knygą Vokietija save naikina ar panašiai. Apskaičiavo, kad per ateinančius keliasdešimt metų šitų migrantų kaina Vokietijai sieks ne milijardus, ne 50 milijardų, kaip dabar skaičiuoja kasmet, bet trilijoną ir daugiau. Čia bus trilijonės, kurios galėtų pinigai eiti socialinės problemas spręs Vokietijoje. Pavyzdžiui, ir tą gimstamumą. Nuo to lyg ir prasideda tas visos diskusijos, nėra vaikų. Na tai skirkit daugiau pinigų šeimoms, skatinkit gimstamumą, bet apie tai nekalbama, bet nori skatinti šitų. Nu, galbūt jie atrodo, kad tai yra pigiau, nes, pavyzdžiui, elitas gyvenantis atskiruose rajonuose, gyvenantis, sakykime, saugiai, nu, jiegi nepajaus. Mes žinom Paryžiaus atvejį, kuomet bandymas įkelt kelias migrantų šeimas į elitinį rajoną baigėsi vos nesukilimu, kodėl jūs keliat. Nors tai yra ta publika, kuri iš tikrųjų remia šitą atvirų durų politiką. Kažkodėl priemiesčiuose, sakykime, darbininkiškose rajonuose gali būti, o priemiesčiuose turtingose jau nebegali. Nors čia yra pagrindiniai, sakykime, rėmėjai. Nu ir dar toksai, jau, sakykime, gal link pabaigos, išduosim paslaptį, kad vis dėlto tas visas sambūris besitelkiančių tų sveikų jėgų Europos jau turi kažkokią patriotų, sakykime, tiesiai šviesiai. Ruošiama, girdėjau, peticiją, ruošiama ir europinio masto peticija. Siekiama 1 milijonas parašų, kiekviena šalis turi po kvotas, tai labai tinka, nes mums ES skiria migrantų kvotas, tai dabar skirtos yra peticijų kvotas. Tai mes turėtumėm 9 000 parašų surinkti ir įteikti paskui kartu su kitom organizacijom, o jų jau yra kokia, bent jau 17-18 ir jų didėja skaičius pastoviai. Turim nemažai laiko tam padaryti, aš manau, netrukus po savaitės kitos ir mes įsijungsim. Jau paskelbsim, kad jau matomai mes kipsim į darbus. Mes tiesiog norim parodyti, kad nors esame maži, bet bent procentualiai, tai tikrai mes galim atlikti to, ko tikisi iš mūsų. Juolab, kad mes jau tą dalyką esame jau vieną kartą ir atlikę, kiek ten. 30 metrų parašų akcijai buvo surinkta 26. Tai nelabai toli nuo Čekijos, pavyzdžiui, ten žinoma daugiau surinko, bet ir gyventojų yra bent 4 kartus daugiau. Visai panašiai ir mums pavyko. Tai mes ir padarysim. Taigi, nu ką, taigi ačiū už pokalbį. Viso gero, bus daugiau pokalbių.